O mūsų kelias tęsiamas istorinio miestelio Koprivščica link, klestėjusio 18–19 amžiuose. Miestelyje išliko išvaizdūs pastatai, o kai kurie iš jų paversti muziejais. Miesto vizitinė kortelė kelios dešimtys senovinių namų dažytų mėlynai, geltonai ir keramikiniai raudonai, su tvirtomis aukštomis tvoromis, sunkiais mediniais vartais ir akmenuotais tiltais, bei šuliniais ir siauromis akmenuotomis gatvelėmis. Turtingo amatininko Penčio Oslikovo namai geras savo laikmečio etnografinis pavyzdys, kuris išsiskiria turtinga vidinė bei išorinė puošyba. Savininko Penčio Oslikovo liūdnas likimas. Kaip ir daugelis bulgarų, jis neabejingas savo šalies ateičiai, todėl tampa balandžio sukilimo dalyviu, organizuoto prieš osmanų užkariautojus. Sukilimas numalšintas, o namo šeimininkas pasodintas į Plovdivo miesto kalėjimą, kuriame 1876 metais nužudytas. Atgimimo laikotarpio dvelksmas juntamas ir senosiuose šio miestelio cerkvėse. Anksčiau Kalčevo tilto 1876 buvo iššautas pirmas šūvis. Jo kibirkštis duoda pradžią balandžio sukilimui prieš turkus osmanus, valdžiusius Bulgariją daugiau negu 500 metų. Bulgarų virtuvė, sukaupusi ilgą slavų, turkų, graikų kulinarinę patirtį, šiandien šalies svečiams gali pasiūlyti itin turtingą meniu. Nepalieka abejingais ir vynų pasirinkimas, kurio noriai mėgaujamės karštą saulėtą dieną. Bulgarija garsi savo aukštos kokybės vynais, kuriuos eksportuoja į 70 valstybių iš viso pasaulio.